Norėjau pakalbėti apie irgi vieną svarbesnių temų, kur pastebėjau, kad daug žmonių, jaunų žmonių nemoka pasakyti žodžio ne. Iš savo praeities galiu pasakyti, kad būti people pleaseriu ir bandyti įtikti kiekvienam žmogui, su kuriuo susitinki savo gyvenimo kely, nepagerins tavo gyvenimo kokybės ir privers susimąstyti, kad ne visiems gali padėti gyvenime. Pirmas dalykas yra prioritaizinsit save. Supraskit vieną dalyką, jūs niekada nepatenkinsit visų norų. Iš praeities buvau pleaseris, visą laiką norėjau sakyti taip, norėjau visą laiką įtikti žmonėms, norėjau patikti jiems. Ir galų gale supratau, kad problema yra manyje. Problema yra ta, kad aš nesugebėjau pasakyti ne. Aš visur norėjau dalyvauti, visur norėjau patenkinti žmonių norus, visą laiką norėjau būti tas žmogus, kuris turi būti toj vietoj, kur man yra pasakyta būti ir patenkinti kitų norus, kad būčiau ten. Tačiau išmokau, kad kai kurie dalykai nėra tokie svarbus, kad turėčiau pasakyti taip. Kai kurie dalykai yra svarbesni - prižiūrėti save, savo miego režimą galų gale, kai susitinki pavyzdžiui, su draugais. Kartais galime irgi pasakyti ne, tačiau draugai yra vertybė. Su draugais tu praleidi daug laiko, su jais ir gali derinti savo laiką. Tačiau kartais, jeigu jau jautiesi overwhelmed arba kažkas atsitinka tą dieną ir nesijauti gerai, turėti stiprią struktūrą ir stiprų ground, pasakyti ne yra labai svarbu. Bet kokiam gyvenimo srity. Ar tai būtų darbas, ar tai būtų relationships, ar tai būtų karjera, nesvarbu. Pasakyti ne yra labai stipru. Nes pasakyti ne, buildant tavo confidence, nes tu jautiesi, kad tu turi savo nuomonę, tu gali pasakyti ne. Ir kuo greičiau suprasit, kad negalit suplyzinti kiekvieno žmogaus, negalit patenkinti jų norus, suprasit, kad jūs pradėsit gerbti save, pradėsit gerbti savo norus, pradėsit gerbti savo vertybės, savo įgūdžius, savo norą tobulėti. Ir pasakyti ne, nėra taip sunku. Tiesiog reikia pradėti nuo mažų dalykų, kaip aš sakau, nuo mažų dalykų viskas prasideda. Pradėkit sakyti ne tiems dalykams, kurie nėra jums labai svarbus. Pavyzdžiui, kaip maistas. Mokėkit savo pasakyti ne. Šiandien aš neužsisakysiu greito maisto ir nevalgysiu. Aš jam paimsiu morką į rankas. Sušikto morką į rankas ir pradėsiu valgyti sveikai. Ir tie maži dalykai susisumuos. Ir pamatysit, kad pasakysit vienam dalykui ne. Tada pasakysit kitam dalykui ne. Gal iš pradžių jausitės, kad nepatenkinsiu norus, bet pagalvokit, kad jums bus geriau. Išmokti pasakyti ne irgi yra skillas, kurį kiekvienas turi išmokti. Pasakyti ne yra svarbu kiekvienam. Nes jeigu norit būti confident, norit padėti savo, mokėkit pasakyti ne. Ir jeigu norit kitų patarimų, kokių aš esu sukūręs, description'e paliksiu savo nemokamą vadovą, kurį galite pasižiūrėti, pasisemti informacijos, kurioje kalbu apie miego svarbą, apie fizinį aktyvumą, apie mažus veiksmus, kurie padaro didesnį impact einant laikui. Ir pamatysit, kad jūsų gyvenimas tikrai pagerės. Jums tiesiog reikia išmokti pasakyti ne.